Aš esu psichologė, logopedė Milda Mažulė. Ir jums reikia tai išgirsti, jeigu jūs laukitės arba turit mažamečių vaikų. Vaikų kalbos raida glaudžiai susijusi su kūno pojūčiais, kvėpavimu ir dėmesingumu. Vandenyje vaikas lengviau atsipalaiduoja, treniruoja ritmingą kvėpavimą ir dėmesį, o tai yra labai svarbus kalbos vystymosi pagrindai. Todėl kviečiu kartu pasižvalgyti po šeimos gerovės centrą, kuriame kartu su savo mažuoju heroju galėsite tai lavinti. Tai sveikatingumo oazė, kurioje per judesį, žaidimą ir pritaikytus pratimus skatinsite bendravimą taip, kad kalba augtų kartu su kūnu. Judesys baseine padeda smegenims susijęti žodį su veiksmo patirtimi, padeda kūnui susireguliuoti, o kvėpavimas, kontaktas ir sekimas skatina kalbiniam atsakui. Vandenyje kineziterapeutės dirba ne tik su jūsų mažylio kūnu, bet ir su komunikacija, prašymais bei pasirinkimais, naudoja gestus ir vizualias ugdymo priemonės, o tokioje saugioje, žaismingoje aplinkoje vaikas noriau kartoja garsus. Užsiėmimuose dirbama švelniai, žaidybiškai ir prisitaikoma prie vaiko amžiaus, kuriant situacijas, kuriuose vaikui norisi įsitraukti. Jeigu norite, kad vaikas stiprėtų fiziškai ir kartu natūraliai augintų kalbos pagrindus, kviečiu užsukti į baseiną. Sensorinė reguliacija, dėmesio kontrolė ir socialinė sąveika vandens aplinkoje gali padėti vaiko kalbos vystymuisi.